Tai ką, sveiki sugrįžę į mano kanalą. Šį savaitgalį žvejoju kaime tradiciškai ant ugninės, ant plūdinės tik biškį ir ant gyvos žuvelės ir ant spiningo jau gegužės pirma, tai jau galima gaudyti. Įdomus dalykas darosi, nematau plūdės savo. Aš užmečiau ant gyvos žuvelės ir nėra plūdės man dabar. Ai va, yra pasislepę. Va, čia užmečiu prie žalių, plauksim iš valties, va, tugninį užmečiu dabar. Yra, susirasiu laikrodį. 7 ryto. Geras laikas pradėti žvejybą. Tai va. O prie tą savaitgalį buvo pasitaikė tokie linai, vienas nedidelis, vienas jau geras. Tai jau, kadangi pradeda kibti, tai jau metu dugniniai iš anksto, kitaip aš jaučiu. Nebūčiau pagavęs, tai būčiau viską ant lydekų skyręs, bet dabar jau nieko prarast nesinori. Tai ką, aš susiruošiu valtį, tai manau išplauksiu ir va tiek. O toliau, kaip man seksis, tai nieko. Šį visą rytą, aišku, atsikėliau 6, tai netampė man niekas. Ant ugninės tik mažas žuvytės, ant živco niekas. Tai tikiuosi pagauti bent vieną lydeką, nes žinau, kad gali jos gali būti tokios nelabai maitintis, kai po neršto. Aš nežinau, kada jų nerštas tiksliai baigėsi, ne pagal kalendorių, o pagal kada iš tikrųjų jau išneršė jos. Tai jo, tai bent mažas, kurios neneršė, man galėtų kibti, man būtų gerai visai iššilti tada. Jo, bet kol kas tai tik tai šis tikslas savaitgalį pagauti lydeką ir užfiksuoti viską ant kameros, kaip traukia kibimą. Tai va, susiruošiu savo spiningą. Na ką, bandau iš valties gaudyti. Va. Kaip čia dabar va. Įsitraukiu va. Va, lydeką pagavau, gerai. Kabinsim ir paleisim.
Na ką, va, pirma sezono lydeka buvo pagauta, aš ją paleidau, nufilmavau TikToko lydeką. Jeigu norėsit pamatyti paleidimą, tai tikrai galėsit pasižiūrėti, Ispanija. Tai va, kol kas gerai pasisekė pirma sezono lydeka apšilimui, o va, įsitraukiau ją labai gerai, smagiai. Aš aišku, čia jungiau kamerą biškį vėliau, nes aš nebuvau jos jungęs, tai kibimas taip tiesiog nėrė, plūdė stipriai ir viskas. O va, prie tos vietelės kaip tik kur raudės gaudau, kur mailius, kur daug tokio mailiaus yra. Tai va, aš dabar čia atsipainiosiu ir mesiu toliau gaudyti. Tikrai nedidelė lydekutė. Galvoju, čia gerai sezono atidarimui, bet jau reikia didelių, jau aš noriu kažką jau geresnę pagauti. Kaip sakant, žais nebesinori, tai va. O gerai, jinai kaip tik man varė į žolės, tai aš gerai, kad ją ištraukiau už tų žolių. Įmeta aš ją atgal į tą pačią vietą ir žiūrim, kas toliau darysis. Na ką, visiškai nefilmavau, bet va, lyną pagavau. Toksai va ant dugninės, labai apdriskytas, va, pasižiūrėk. Toksai lynas. Jo, gali būt, kad pas lydeką pakliuvo jisai. Labai didelė galėjo jau užpulti. Tai va, lyniukas geras pagautas, oi. Nu, kaip pasakyt, gal apie 3 centimetrų, 3-5 kokius. Ant dugninės pavyko pasigauti lyną. Tėtis padėjo man jį ištraukti, tai va, čia tėtis piningavo, tai va, skaitau kaip mano ir tėčio pagauta. Antavinžirnė, labai keista, bet antavinžirnė pavyko jį pagauti, pagrebė. Tai va, metam nedelsdami iš karto ir bandom dar vieną parauti. Tai ką, vakarinė žvejyba prasideda. Pastačiau vieną plūdinę ir vieną dugninę, dar viena dugninė yra neužmesta ir dabar mesiu dar ant karoso. Jau viena lydekutė buvo, bet toliau likusią dieną nieko nebuvo man daugiau, tai ir iš karto jis iš žolės man įvarė tas karosas. Pirmą reikiam duoti biškį, va, gal va čia va atmesiu. Tai va, toliau bandysim karoso, nu. Žiūrim, labai jau norisi dar vieną kokią lydeką arba didesnę. Va, kuoja. Na ką, toliau mes žvejojam, vakarinę žvejybą tokia jau. Aš esu pasišėręs. Dar ant gyvos užsimetęs, bet jau galvoju, trauksiu. Aš dar galvoju, ar spėčiau šį vakarą nueit paspiningauti iš valties. Galvoju, ar geriau rytoj ryte ar šiandien vakare, bet na va, šiandien ryte nekibo lydekos, o vakare tai nežinia, kas gali būti. Gali ir kibti, va. Kibinau ir paleidžiam. Tai va, paleidžiau, metam atgal plūdinę ir dabar aš permetinėsiu šitą dugninę. Vėl uždėsiu masalus ant jos ir biškį persimetė man čia. Gerai, ir metam. Labai apskritai graži diena, geras labai oras, plius 18 šiandien buvo pas mane. Velioka dar vieną. Oi. Na ką, kojos kimba, tai gal ir linai kibs, labai tikiuosi. Nes jeigu kojas kimba, tai daug šansų, kad, o dieve, pas ją visiškai šitą nusiėmęs tasai kaip apsauginis tas sluoksnis pas ją nėra jokių gleivių, absoliučiai. Keista, labai kitokias pagauna. Kai gleivių nėra visiškai pažuvę.
Na ką paleista? Jo, dabar dugninė, nes aš jau čia 3 kibimus turėjau, kol dugninę bandžiau paruošti, tai labai durna gaunasi. Va, dar žuvelioką traukiu. O, čia jau tokia nebloga kuoja, nebloga. Va. Žuviokas. O, kojukas. Va, atsikabinu. O dieve, tik ką įjungiau kamerą. Eina nafik. Jūs tik pamatysite, kokia čia žuvį pagaunu. Lynas apie, sakysiu, max 2 kilai bus, bet gal koks. Dabar naktį pagautuoju, nunešiu šviesą ir parodysiu. Čia labai tamsu, man nepavyko nufilmuoti, kaip aš traukiu. Labai gaila, bet tuoj pamatysiu. Va, koks lynas. 50 somų, kilogramas 600. Milžinas. Čia nesimato labai gerai, aš su telefonu pafilmuosiu. Bet va, nu tikrai labai geras, nes tikėjau šį savaitgalį tokį pagauti, tai ant dugninės. Čia vakare palikau meškerį ir va, pakibo. Ką, labai fainai. Nu, tai papjaus? Na ką, žvėjai, va, spiningauju iš valties, nenufilmau, neįjungiau kameros, bet labai greit traukiau, labai lengvai, va, lydekutę mažą pagavau. Tai va, atgaunas tokia lydekutė ant savo vobleriuko, va šito, va, pakirtau ją. Tai ką, va jau antra lydeka, šios atgalė jos nekimbo tobulai, va didelės, tai turbūt pavargusios paneršto bus. Va tokia va lydekutė gaunasi. Man gerai, man tai kaip tik įsitraukiau lydeką iš valties, dabar ją teks atkabinti ir mes ją paleisime. Tai ką, gaila, nenufilmavau kaip traukiu, nes kažkaip čia greitas reikalas labai buvo, prie pat valties man užkibo jinai. Kažkaip labai jau šudinai įsikabino kablys. Mes ją paleisime. Ai, vargšytė, apdraskiau ją biškį.
Bet va jau du kabliai ištraukti. Va, atkabinta jinai. Tai ką, paleisiu. Atjipas. Na ką, grįžau iš valties, grįžau namo. Kas buvo 2 kibimai, viena lydeka ištraukta, kita man pabėgo. Nu tai ką, dabar metęs, ant gyvos užsimečiau. Šiasim dar kas aišku ant valties labai neilgai, kokį taip pusę valandos buvau. Nežinau, neilgai, tingėjau biškį būt ant jos dar. Tobulai nekibo vienoj vietoj, išaušo lydekas. Po to tai tiesiog jis pradingo man, nebekibo. Opa, kibimas, opa, yra, turiu lydeką. Opa, ir dar pagaunam kameros, puiku. Va, lydeką, tik čia. Opa. Pagavau lydeką. Opa, nu čia tai gražiai čia. Va, lydekutė. Okei. Jo, čia replių darbas. Replių reikės. Nu čia jau lydeka apie kokius 400 gramų bus, manau. Na va. Pavyko pagauti. Kablys labai įsisekė jai. Opa, ten toliau apsivertinėja dabar kažkoks greičio valanda lydeko. Blecha, tiesiai kaulą jai įsirėžė. Va, lydekutė tokia. Na gerai, paleisiu aš ją. Opa, yra lydeka. Opa, iš valties lydekėlė. Opa. Na va, pagavau. Kaip stvėrė, bet nedidukė. Maža lydeka. Kur mano replas? Aina, nafi, kaip jinai paėmė tą voblį. Yra lydekutė. Teka. Nu. Tu nahu, kaip dėjo. O dieve. Na va. Įsitraukiau lydekutę. O, tokia vat puskelis koksai. Apepėm comų.
Na gerai, įsitraukiau lydeką. Nu, ankstyvas rytas, aš sorry, intro nepadariau, bet jau paskutinę mano dieną kaime, ankstyvas rytas ir išplaukiau pagaudyt. Ir vėl lydeką pagavau. Gerai. 5 savaitgalio lydeka. Neblogai. Blet, nu tu raminkis, nu. Jibat. Jo, gerai, jei čia vartytas buvo normaliai, ne? Blecha. Nu atidaryk burną, nu ne užčiaupė jinai visą pavadėlį. Na ką, viskas, aš jau atsisveikinu. Buvo labai fainas kelias dienos žvejybos. Bet ką, jau viskas teks baigti, tik tai vieną dugninę liko, čia sutvarkiau. Nu ką, visai fainai ir išvaltės buvo lydekas žvejyba, pagavau iš viso 5 lydekas per šį savaitgalį. Tik kad nei vienos didelios nebuvo, tas gaila. Nu, dar 2 liniukai pasitaikė. Vienas jau didelis lynas, kitas liniukas. O tai ką, daugiau nieko geresnė, dar kuojų buvo. Tai ką, jau viskas susidėsiu ir iki kito karto.